Labas vakaras, Urbo nacionalinės krepšinio lygos aistruoliai. Šiandieną sveikinuosi su jumis iš Šilutės. Šiandieną susitiks Šilutė PDS ir Alytaus. Alytus, sakiau, atlieka. Pirma Šilutės ataka buvo nesėkminga ir čia Alytaus. Šilutės komandos penketukas aikštelėje. Vatersas Johnsonas jaunesnysis, Tomas Stankevičius, jau minėtas. Paskutinių 5 rungtynių serija perimto kamuolio per rungtynes. 16-17 rezultatų. Neatsisako savo planų Alytus gintis aikštį. Čia gerai, kerta po krepšiu. Šilutės komandoje. Čia iš toli pat. Jankūnas nusimeta kamuolį Geitsui. Geitso dar. Tomas Stankevičius iš tolimos distancijos taiklus. Čia Hailau sužaidžia dabar Alytus ir krepšio. Iš toli atakuoja Gratkauskas ir Degrėjaus atsakymas iš toli, 3 taškai. Skotas slidinėja tenais parketo, tik klaida. Negali taip laisvai jaustis prieš aikštį į baudos aikštelę. Čia gražiai judėjo kamuolys. Galbūt reikėtų Šilutei susirūpinti savo gynybą, nes čia iš toli atakuoja Adas Šimonis. Skotui kamuolys įkrinta į rankas ir Skotas nefiksuoja Degrėjaus. Aštrus perdavimas ir nežia. Taiklus kraštas Stankevičius. Geras perdavimas ir čia pataiko iš po krepšio. Čia perdavimas arčiau krepšio. Hutchinsonas visiškai laisvas iš kampo. Taiklus įtraukia nuo kranto iki kranto. Perdavimas Hutchinsonui ir gražiai. Degrėjus čia kerta ir deda iš viršaus. Veltui šis žaidėjas daugiausiai Alytaus komandoje. Krepšinio ekspertai. Čia dabar Degrėjaus. Gygos perdavimas čia pataiko. Yra aukščiau, ne tik lygos vidurkio, tačiau ir šiandieną tų perdavimų pridalino į valias. Čia dabar perėjimas į kitą aikštės pusę. Degrėjus nusimeta, Skotas iš viršaus. Stankevičius dabar Johnsonui. Johnsonas kabina kamuolį iš viršaus. Skotas nusimeta kamuolį. Jankūnas iš toli. Jankūnas. Na, bet visko dar čia gali būti. Taip ir išsisprendė Šilutės problemos. Čia 29, Degrėjus apskritai 36. Prasidėjęs ilgą laiką čia iš... Čia Degrėjus vagia kamuolį, Stankevičius greitajame puolime dabar blokuoja metimą Hutchinsonas. Ir čia taigi 6 baudos metimų 3 pataiko Alytus. Pergalė šiandien, nors gal 98-94 Šilutė laimi 4 taškais, iškovoja 13 pergalę.